kas ir kaip. Ypač daug klausimų kyla žemdirbiams, nes jų veikla specifinė. Gyventojų pajamų mokestį mokės tik tai didieji ūkininkai, tai yra tie žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos arba ūkio dydis bus didesnis negu 14 ekonominio dydžio vienetų. Tai tų vadinamų 14 EDV, sakykime, jeigu jau 14,01, tai toks ūkis, tokio ūkio savininkas, ūkininkas, taip jau turės mokėti gyventojų pajamų mokestį. Tačiau tą mokestį ūkininkas mokės ne nuo visų žemės ūkio veiklos gautų pajamų, bet nuo apmokestinamųjų pajamų. Tai jeigu ūkis visiškai neturės pelno, vadinasi, tos lėšos, kurios bus iš ūkio paimamos asmeninėms reikmėms, pragyvenimui, šeimos gyvenimui, nebus skaitomas kaip apmokestinamos pajamos. Prievalio mokėti gyventojų pajamų mokestį ūkininkui yra nuo apmokestinamųjų pajamų. Jeigu ūkis dirbs nuostolingai, vadinasi, tas ūkininkas neturės apmokestinamųjų pajamų ir tada gyventojų pajamų mokestis nebus skaičiuojamas. Nes tiesioginės išmokos ir kompensacinės išmokos, kurios yra numatytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir įstatymuose išmokamos, jos pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą yra priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms. Nuo sausio įsigaliojęs privalomasis sveikatos draudimas nėra didelė naujiena. Toks mokestis buvo ir anksčiau, jį ūkininkai galėjo mokėti savanoriškai už save ir savo šeimos narius, tik tokių savanorių beveik nebuvo. Žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams sveikatos draudimo įmokų dydžiai taip pat priklauso nuo jų žemės ūkio valdos dydžio, kuris yra išreiškiamas ekonominio dydžio vienetais. Tai tie gyventojai, kurių žemės ūkio valda yra iki 2 EDV ar mažiau negu 2 EDV, jie patys už save kas mėnesį mokės 3 procentų minimalios mėnesinės algos dydžio privalomos sveikatos draudimo įmokas. Tai yra 24 litus kiekvieną mėnesį. Šią įmoką gyventojai privalės sumokėti į mėnesio paskutinės dienos. Metinė tokių gyventojų įmoka sudarys 288 litus. Gyventojai, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis bus didesnis negu 2 EDV, tačiau neviršys arba bus lygus 14 EDV, jie už save kiekvieną mėnesį mokės 9 procentų minimalios mėnesinės algos dydžio privalomos sveikatos draudimo įmokas. Tai yra 72 litus kiekvieną mėnesį. Privalomojo socialinio draudimo mokėti nereikia, jei ūkininkas draustas kitoje darbovietėje arba jau yra pensininkas. Jei ūkis didesnis nei 14 ekonominio dydžio vienetų, privalomai sveikatos draudimą šiemet mokėti reikia 3 procentus nuo apmokestinamųjų pajamų, minimaliai 864 litus per metus. Kodėl žemdirbiai norėtų, kad nauji numatyti mokesčiai būtų jiems atidėti? Aišku, reikia pripažinti, kad vyriausybės sprendimas dėl žemdirbių apmokestinimo buvo tikrai netikėtas, nes nei rinkiminiai programai, nei dabar jau suformavusios valdančios daugumos planuose mes to negirdėjom. Ir kai buvo priimtas įstatymai, mes iš tikrųjų nustebom ir be abejo, kaip dažniausiai atsitinka, kai yra daroma skubos tvarka, tai iš tikrųjų žemdirbiam, ūkininkam iškilo labai daug neaiškumų, labai daug klausimų, į kuriuos netgi administruojančios institucijos, kaip valstybinė mokesčių inspekcija, dar šiandien neturi atsakymų. Tai mes pirmiausia norim, kad mokesčių įvedimas būtų sustabdytas iki Liepos 1 dienos ir būtų išspręsti visi neaiškumai ir visi iškilę klausimai, kaip pavyzdžiui panaikinus pajamų mokesčio lengvatą ūkininkam, automatiškai atsirado nekilnojamo turto mokesčio privalomumas mokėti, nors aišku apie tai nebuvo kalbėta. Kitas pavyzdys, dėl sveikatos draudimo nėra nustatytos lubos sveikatos draudimo ir tarkim, tikrai gali būti atveju, kad grūdų ūkis vienais metais nepardavęs derlių parduos kitais metais 2 metų derlių, tai tais metais tikrai gali būti pakankamai didelės pajamos ir kadangi lubų nėra, tai gali sveikatos draudimo būti labai didelės įmokos. Žemdirbiams pasirodė nepaaiškinamas nekilnojamojo turto mokesčio įvedimas, juk žemė, fermos, sandėliai yra darbo priemonės būtino žemės ūkio gamybai vystyti.
Tikėtina, kad šio mokesčio nereikės mokėti, nes Seimui jau pateikta nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pataisa, numatanti neapmokestinti žemės ūkio gamybai naudojamo nekilnojamojo turto. Tačiau nuo šiol ūkininkams, kaip ir kitiems verslininkams, reikės pateikti ilgalaikio materialiojo turto deklaracijas.